Sveiki visi, šiandien norėčiau Jums pristatyti savo naują žaisliuką, kurį būtų galima pavadinti korepetitoriumi programavimo mokymui. Tai štai turime uždavinį, kuriuo reikia apskaičiuoti trikampio plotą panaudojant Herono formulę. Na ir mes tą padarysime pasinaudodami mūsų korepetitoriumi. Taigi čia yra žingsniai, kuriuos reikia padaryti, norint išspręsti uždavinį. Ir aš dabar šiek tiek programos turiu. Paimsiu ją, pasinaikinsiu. Taip, turėsiu tuščią lapą. Įjungsiu biblioteką, sakykime, man reikia šitų dviejų bibliotekų. Paspaudžiu patikrinti. Na, man parašo, kad reikia prijungti dar SIMAF biblioteką. Aš tą ir padarysiu, prijungsiu, dabar vėl patikrinu. Gerai. Dabar paskelbsime ABC kintamuosius. B ir C, tačiau, sakykime, padarėme klaidą ir paskelbėme ABD. Patikriname, mums parašė, kad nėra šitas kintamasis paskelbtas, tai jį paimam ir paskelbėm, patikrinam dar kartą. Gerai, dabar reikia realizuoti įvedimą, kadangi jis didesnis, tai aš jį nusikopijuosiu. Taigi dabar turime įvedimą, padarykime šiek tiek fokusų, paimkime, iškelkime šitą užrašą šiek tiek į viršų, patikrinam. Na, rašo, kad tvarka nėra teisinga, dėl to turime grąžinti atgal. Ir simuliuokime tokią situaciją, kad mes tiesiog nukopijavome 13-14 eilutės. Ir turime čia klaidą. Paspaudžiam patikrinti. Tai mums sako, kad 2 kartus prašo įvesti kintamąjį B, tačiau nėra C įvedimo. Pataisom įvedimą patį. Patikriname dar kartą ir mums rašo, kad reikia pataisyti ir šitą klaidą. Pataisėme ir dabar turėtų viskas praeiti. Praėjo, dabar reikia apsibrėžti skaičiavimo kintamuosius. Aš juos apsibrėžiu greitai ir be klaidų. Pasitikrinau. Viskas gerai. Dabar reikia realizuoti P apskaičiavimą, sakykime, aš tai pamiršau. Sako, kad nėra realizuotas perimetro skaičiavimas, tai aš tą perimetro skaičiavimą realizuoju. P lygu A plus B plus C. Arba paimkime ir padarykime klaidą A plus B plus B. Patikrinam. Tai va, tai sako, kad formulė yra neteisinga ir mes galime pasinaudoti derinimo priemonėmis tam, kad rastumėm klaidą. Tai mes įsijungiam derinimo priemonę ir bandome derinti mūsų programą. Taip, ir dabar pasižiūrim, ką gaunam ir matome, kad gauname kažką ne taip, nes 3 plus 4 plus 5 tai nebus 11. Taigi paimam ir ištaisome šitą klaidą, P lygu A plus B plus C, patikrinam ir dabar viskas kaip ir gerai, prašo pusperimetrio skaičiavimo ir dabar jisai bus toks PP lygu P dalinta iš 2.0. Jo, kad gautųsi reikiamo tipo skaičius, viskas gerai. Ir taip pat formulę Heronos reikia įdėti, aš ją vėlgi nusikopijuosiu. Taip, patikrinsiu, viskas gerai ir paskutinis dalykas tai rezultatų išvedimas, kurio dabar nėra. Taigi vėlgi rezultatų išvedimą nusikopijuosiu. Turime rezultatų išvedimą, jisai toks numatytas, tačiau padarome šiek tiek kitaip, padarykime, kad būtų lygiai toks pats kodas, koks yra pateiktas tikrinimui. Dar kartą spaudžiam patikrinti ir jis vis tiek pamatė, kad čia viskas yra teisingai. Tai štai šitoks yra įrankėlis. O dabar pažiūrėkime trumpai, kaip tai padaryta. Čia turime mūsų SCORM objektų darimo aplinką, čia visas tas uždavinys yra. Ir kas papildomai prisidėjo, tai prisidėjo instrukcijų sąrašas ir kriterijai. Tai čia tie žingsniai, kuriuos jūs matėte.
Čia matote, kokie yra kriterijai ir taip pat matote kiti nurodymai. Tai kriterijuose mes nurodome, kas turi būti ir kas galbūt draudžiama. Galbūt jūs nenorite mokiniams parodyti kažkokį tai konkretų kodą ar panašiai. Tai tuomet dirbtinis intelektas kaip ir nepateikinėja tos programos ir mokinys turi pats sugalvoti, kaip ta programa turėtų būti atrodyti. Tai tiek trumpai šį kartą, aš šitą savo daiktelį dar patobulinsiu ir tada tikiuosi galėsime visi kartu smagiai naudoti. Iki kito karto.